Kad yra svarbi mama, be abejonės niekam pasakot nereikia. Va. Visi žino. Tačiau štai apie tėvo kategoriją, apie tėvo, sakykime, esybę mūsų visuomenėje, manau, kad dar šiek tiek ir per mažai kalbama. Vaiko raidai, kai dauguma, sakykime, specialistų vertina, kad vaiko raidai, vaiko augimui ir vaiko išėjimui į gyvenimą, tėvo įtaka daugelį vietų pranoksta mamos įtaką ir reikšmingumą. Tiek raidai, tiek asmenybės formavimuisi. Na, kad ir, sakykime, toks dalykas kaip, pavyzdžiui, vaiko santykis su aktyviu tėvu arba aktyvia mama, kuris aktyviai rūpinosi. Praktiškai gaunasi tam, kad padaryti tam tokią pačią įtaką vaiko raidai, vaiko, sakysim, formavimuisi, tėvui reikia žymiai mažiau. Žymiai mažiau kontakto, žymiai mažiau galbūt jo dalyvavimo negu mamai. Kad mama galėtų įdėti tam tikrą indėlį į pasikeitimus vaiko, sakykime, vertybių, į vaiko, sakykime, gebėjimus, mamai reikia įdėti daugiau laiko ir daugiau energijos. Jeigu tėvas prisideda ir įdeda savo indėlį, pasirūpindamas vaiko, sakysim, gebėjimais, padėdamas jiem ugdyti gebėjimus, jam tą pavyksta padaryti žymiai su mažesniu laiko indėliu. Kaip nekeista. Ir tai įtakoja ir vaiko gebėjimų vystymą, mokymasi, įgūdžius įvairius. Jeigu tėvas tinkamai prideda savo ranką, pavadinkim, savo dūšios dalelę. Kokiose sferose atsiliepia tėvo trūkumas? Ir kodėl jis atsiliepia, tas tėvo trūkumas? Aišku, neabejotinai skaitant įvairius žurnalus ar straipsnius ar knygas, jūs patys galėjot peržvelgti tai, pamatyti, kad berniukui labai svarbu vyriškumui, augimas kartu su tėvu, taip. Mergaitė jos moteriškumui. Apskritai vaiko raidoje, kai vaikas auga, natūrali raida yra taip, kad iš pradžio vaikai abudu būna pridėti prie mamos. Vėliau vaikas, kai jau pradeda šiek tiek augti ir eina link mokyklinio amžiaus, vaikas perina į tėvo įtakos zoną, taip normaliai, jeigu tėvo pusė yra saugu. O vėliau, kai einama jau į lytinę brandą, taip, mergaitės turi sugrįžti į mamos įtakos pusę ir tapti mamos dukromis. O berniukai turi likti tėvo pusėje. Ir tai yra įmanoma, jeigu ir prie tėvo, ir prie mamos, prie abiejų yra saugu. Jeigu jais gali pasitikėti. Ir kiekvienas iš mūsų kartais pažvelgia, galim atpažinti, kas aš esu. Mamos dukra, turinti savyje ir tėvą, ar tėvo dukra. Aš esu kaip berniukas mamos sūnus ar tėvo sūnus. Ir šitos kategorijos iš tiesų pakankamai didelį reikšmę turi mūsų šansų eiti į gyvenimą ir susitikti partneriai. Šiek tiek pasikartosiu galbūt, kad kodėl kartais dukra lieka tėvo pusėje ir negrįžta prie mamos. Net jeigu santykiai su tėvu gali būti konfliktiški. Kartais tėvelio dukrelė liekama netgi tada, kai pykstamasi su tėvu. Ir tokiu atveju vis tiek viduje gyvena maža mergaitė, kuriai trūksta tėčio. Galbūt kažkas iš jūsų savyje atpažįsta tėvo dukrą, kurio be galo myli savo tėtį, arba be galo arba nepyksta, ir aplinkiniai, ir mama sako, tu tokia pati kaip tėvas. Taip, kad nesvarbu, ar ta mergaitė ant tėvo pyksta, ar be galo šilti santykiai. Kategorija tėvo dukra, taip, jinai apibūdina ir taip, pas ją didesnis ryšys su tėvu negu su mama. Jinai yra tėvo pusėje jausmiškai, energetiškai negu mamos. Kodėl taip yra?
Įdomiausias dalykas, jeigu taip yra, tai mergaitė vis tiek trūksta tėčio. Jai sunku sukurti santykius su aplinkiniais. Kitose vyruose, aišku, ieškos kažko, kas yra geras tėtis. Arba tų savybių, kurios yra geros pas tėtį. Arba kaip tik tų savybių, kurių nėra pas tėtį, bet jinai norėjo iš jo gauti. Ir susirasdama partnerį, jinai nori vis tiek susigrąžinti į savo širdį ir gauti daugiau tėvo. Tada tas partneris turi būti toks kaip tėtis, kaip geras tėtis. Natūralu, kad tai yra pavojus santykiams. Jog su tokiais reikalavimais jis negali atsipalaiduoti ir būti tiesiog kaip jos vyras. Jis turi būti būtent kažkoks. Įdomus dalykas, kad paieškos tėčio kartais gali tęstis daug metų. Kai pasižiūrėjus per šeimos konsteliaciją tą vidinį pasaulį, vidinius procesus, matosi, kad ta moteris, kuriai trūksta tėvo, kuri negali priartėti prie tėvo, bet jo ieško, kaip dvilypis procesas. Iš vienos pusės jinai ieško gero tėvo, mylinčio tėvo. Iš kitos pusės jinai neprisileidžia to vyro, jausmiškai neprisileidžia. Nes lygiai taip pat jinai negalėjo prieiti prie savo tėvo. Buvo atstumas. Ir kas tada gaunasi? Tose namuose, kur gyvena vyras ir moteris, jinai laiko jį visą laiką per atstumą. Tam vidinį atstumą. Ir net jeigu pas juos yra intimus gyvenimas, energetiškai, jausmiškai, emociškai nelaiko per atstumą ir tada tarp jų kažkas neteka, neprateka tarp vyro ir moters, taip. Ir vyras negali gauti moters. Emociškai, jausmiškai. Jam visą laiką jos trūksta. Ir, sakykime, tai aišku gali atvesti iki nesantuokinio ryšio. Bet įdomus dalykas, kai mes pasižiūrim į vidinius tos procesus, yra toks dalykas kaip magiška vaiko meilė. Tokia kategorija yra būtent sisteminė fenomenologinė psichoterapija. Magiška vaiko meilė, kur kiekvienas mūsų tikimės išgelbėti savo mamą, išgelbėti savo tėtį. Nuo to, kas pas jį yra sunkaus. Nuo to, kas slegia jo širdį. Išgelbėti, kad pagaliau turėti savo širdimi laisvai tėvą ir mamą. Kad iš tiesų turėti jų pakankamai. Ir tas troškimas išgelbėti juos priverčia mus, vaikus, mūsų pačių troškimas juos išgelbėti, tą magišką meilę. Nešti jų naštas, jų skausmus, jų liūdesius, jų baimės. Ir imti ant savęs dalį jų naftos, su noru jiems padėti. Taip atsiranda perimti jausmai, perimtas jausmas. Kai tėvų jausmai gyvena vaikuose. Partneriai viens kitam gali nesąmoningų būdų perduoti tam tikrą užduotį. Jeigu man reikia tėvo, o mano tėvas paleistuvis, ką turi daryti vyras? Aišku, tai labai kertasi su tam tikra logika, taip? Nes ta pati neištikimybė jai yra ir skausmas, taip? Bet kartais tokios dūšios kertelės jos paima viršų. Ta magiška meilė. Jeigu aš sugebėsiu tave nuo to išgelbėti, aš turėsiu tave tėti. Tik tai gelbėja ne tėvą, o vyrą. Tėvą gelbėja vyro vaidmenyje. Kalbant apie priklausomybės, jeigu tėvas turėjo alkoholio priklausomybę, pavyzdžiui, ir moteris vis dar tikisi, ta maža mergaitė vis dar tikisi turėti tėtį, vis dar tikisi jį išgelbėti, santykiai su savo vyru, jinai lyg nesąmoningai sako, man reikia vyro, taip, kuris turi priklausomybę. Kad jeigu man pavyks jį išgelbėti nuo priklausomybės, tai galbūt tada man pavyks išgelbėti vieną iš šito pasaulio vyrų ir tas vyras bus tėtis.
Ne dėl to, kad mačiau tokį modelį, o dėl to, kad aš noriu jį ištaisyti. Dukra sutinka tokį vyrą, kuris turi priklausomybę arba gali būti linkęs į ją, arba net jeigu nelabai linkęs, bet galėtų galbūt į tą pusę kažką daryti, jinai turi likti nesąmoningą pavedimą. Nori turėti mane? Gerk. Aišku, sąmoningai jinai to nepripažįsta. Jis sako, ne, geriančio vyro niekada gyvenime. Bet tam, kad tas ryšys galėtų būti, jis būtų aktyvus. Yra tas, kaip ir dvi srovės. Viena srovė, jinai nori turėti sveiką gyvenimą, o kita srovė, kur jinai nori išgelbėti tėvą nuo priklausomybės arba nuo to, kas pas yra sunkaus. Bet įdomus dalykas, kad ta dukra, kuris stengiasi išgelbėti tokiu būdu savo tėvą, jinai jo niekad negali ir priimti pilnai. Ir visą laiką yra alkana tėčio. Jie visą laiką jo trūksta. Taip galima būti gelbėtojo vaidmenyje 10, 20, 30 metų. Ir niekad negalėti patirti nei pilno ryšio su savo vyru, laisvo. Lik neturėčiau teisės, todėl kad reikia iš pradžių tėtį išgelbėti. Tada aš neturiu teisės laisvai atsiduoti savo vyro ir moters santykiams. Džiaugtis jais. Lyg neturėčiau teisės į savo asmenį gyvenimą. Tai štai ta gelbėjimo misija kartais gali trukti labai daug metų ir ta gelbėjimo misija kartais trunka netgi tada, kai tėtis jau yra amžinybėje. Kartais gelbėjimo misija būna nesibaigusi. Natūralu, kad dalis energijos eina tai paskirčiai, tai magiškai meiliai, norinčiai pakeisti tėvų gyvenimus. Koks turėtų būti mamos santykis į dukrą, į sūnų, kalbant apie tėvą, kad vaikui netrūktų tėvo ir kad vaikas neimtų iš tėvo blogiausių savybių. Santykis turėtų būti toks: brangus mano vaikė, tu turi teisę būti toks kaip tėvas, net jeigu man tai yra skaudu. Tu turi teisę turėti bent tokį gyvenimą kaip tavo tėvas, net jeigu man tai yra labai sunku pakelti. Nes būtent to žmogaus dėka, tokio koks jis yra, tu esi šiame pasaulyje. Aišku, sunku tai protu priimti kartais, kada būna tėvo likimas yra nelengvas, kada būna priklausomybės, nusikaltimai arba kažkoks tai labai sunkus charakteris, taip, žeidžiantis kitus. Bet įdomiausias dalykas, jeigu savo viduje žmonės sutinka su tuo, kad sūnus turi teisę būti toks, arba jis turi teisę bent kažkiek būti toks. Įdomiausias dalykas, kad tokiais atvejais pas sūnų ir pas dukrą atsiveria vidinis pasaulis į tėvą. Jie turi teisę priimti tėvą į save. Jie turi teisę būti kažkuo tokie patys kaip tėvas. Ir įdomiausias dalykas, kad tada jiems to ir nereikia daryti. Svarbu, kad atsiveria teisė turėti tėvą. Net jeigu mamai nuo to yra sunku ir skaudu. Ir kai ta teisė atsiveria, mūsų širdis gali užsipildyti tėvu. Kartais aš pasigirsdavau, sakykime, įvairiuose straipsniuose ar daugumas psichologo knygų apibūdinimuose, tai, kad ištiestama problema, kad tėvas reikšmingas, tuo reikšmingas, taip, labai reikšmingas, o ką daryti tam, kas negavo tos reikšmingumo. Arba va, čia gavau, o čia trūksta. Ar tai yra nuosprendis? Ar tai yra nuosprendis, kuris nebeatstatomas? Nes iš tiesų skaityti straipsnį ar kažką kitą, kur yra apibūdinama tai reikšmė ir dar kartą suvokti, aš to negavau, koks gali įspūdis susidaryti, tai kas man iš to? Tai tik liūdesys ir skausmas ir neviltis. Tačiau stebuklas yra tame, kad įmanoma viską susigrąžinti. Niekada nevėlu turėti laimingą vaikystę. Pasirodo, galima susigrąžinti savo tą vaikišką santykį į tėvą. Todėl, kad mūsų viduje, įdomus dalykas,
ir dažniausiai ir yra tas mažas vaikas, kuriam trūko tėčio. Ir tas mažas vaikas, kuriam trūko tėčio, kaip ir vaikas. Maitini auga. Duodi vaikui valgyti. Auga. Ar valgo prastai. Ir dažnai daugelio žmonių širdise taip ir yra tas mažas vaikas, vis dar laukiantis savo tėčio. Vadinasi, jeigu mūsų viduje tas mažas vaikas dar yra, jį galim pamaitinti. Brangus tėti. Pasakykim garsiai, brangus tėti. Aš priimu iš tavęs viską, visiškai viską. Kas su tavimi susiję? Kas atėjo per tave pas mane kaip gyvenimas? Nesvarbu, kiek tai kainavo tau ir kiek tai kainavo man. Ir savo gyvenime aš darysiu tai, kas neša tau džiaugsmą. Kas neša džiaugsmą tau kaip tėvui. Dovanojusiam gyvenimą vaikui. Ir kitaip būti negali. To laikysiuos tvirtai ir su pagarba. Ir jeigu bus galimybė, perduosiu tai savo vaikams. Aš priimu tave kaip tėvą. Ir tu turi laikyti mane savo vaiku. Tu esi tas, kurio man reikia. O aš esu tas, ar ta, kurio tau reikia, kurios tau reikia. Tu didelis, o aš mažas, maža. Tu duodi, aš imu. Džiaugiuosi, tėti, kad tu priėmei mamą. Ir jūs abu esate tie, kurių man reikia. Būtent tokie. Aš priimu tave dabar. Ir gyvenimo dovaną iš tavo rankų. Brangus tėti.